Sveiki visi. Daugelis esame matę įvairių filmų ir kas įdomu, kas nekeista, bet tam tikri trupiniai, tie, nežinau kaip pavadinti, auksiniai, sidabriniai, šviečiančiais, tam tikri trupiniai tikrai realiai galima atsekti gyvenime. Pagal tai, imant iš viso, tiek tarp žmonių, tiek pasaulyje, kas vyksta, galima, pagal vieną filmą prisimenu gabalą. Esmė tokia, kad vienas kažkoks, banditas, šiais laikais teroristų vadina, dar kitais laikais dar kitaip pavadins. Tai va, vienas blogietis, vienu žodžiu, įkalina žmogų ir padaro taip, kad pagal prisijungusių prie tiesioginės transliacijos, kad stebėti pagal prisijungusių skaičių, jam būna blogiau. Ir nebeatsimenu ten skaičius, aišku, milžiniškas, bet jeigu tiek tai prisijungusių, galų gale ateina mirtis. Ir ką jūs manat, ta mintis man patiko ir įstrigo. Ir stebint, ir ten vystėsi filmo scenarijus taip, kad ir vieną, ir kitą sykį visgi susirinko tas skaičius. Ir kuo daugiau platino, kad sakė, kad neįsijunkit ir visą kitą, kad atsijunkit, niekam buvo neįdomu skaičiai, kad augo kaip ta aritmetinė progresija. Tai va. Ir kas gaunasi? Dabar stebėkit, imam visą tai, kas vyksta pasaulyje. Bendrai. Kaip esu sakęs, kad tai jau čia, tą ką matom, tai yra ne pabaigos pradžia, ne pabaigos vidurys, čia jau yra pabaigos pabaiga. Ir reikia tik tais žmonėms nuspręsti, pagal savo aišku sąmoningumo lygį. Kas tas sąmoningumo lygis? Tai ką turi savo palėpėje, taip sakant. O jeigu ten prigrūsta yra visiškų nesąmonių, tai faktas kaip blynas, ką žmonės rinksis. Aišku, rinksis reklamą. Tai va, ir pasižiūrėkit į visą pasaulį, kas prie ko jungiasi. Ko yra dauguma, ko jau yra mažuma. Kas nekeista, visgi realiai didelę persvarą turi visgi blogiečiai, taip liaudiškai tariant. Ir va, tai va, tokį dalyką duodu jums kaip pamąstymą, nes aš matau, kad čia realiai jau tas pasiteisina. Ir aišku, viskas yra daroma jau, aš nežinau, praktiškai, bent jau keletą šimtmečių. O jeigu imant didelį mastą, tai aišku, galime imti tūkstantmečiais. Tai va, žinoma, paskutiniai dešimtmečiai, net jau dabar penkmečiai ir mėnesiais galima skaičiuoti, ryškiai viskas aiškėja. Taigi, antra temikė, kurią norėjau paliesti, apie vieną furistą. Furistas rusas pasakojo į Ameriką, bet gal kitą sykį.